Labas vakaras, gerbimi žiūrovai. Tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje nauja laida Nuoga tiesa ir aš jos vedėja Rūta Janutienė. Kadangi mes susirinkome tiesioginėme eteryje, tai viskas, kas čia bus pasakyta, išeis į eterį be jokios cenzūros. O jūs galite dalyvauti laidoje, paskambinę mums čia tiesiai 85 telefono numeris 203 45 37. Skambinkit, reiškit savo nuomonę, teikit faktus, ginčykite su tais, kurie yra čia. O dabar pirmosios mūsų diskusijos tema. Teisėsauga skleidžia gandus, kad jos pasakiškai turtingos. Visiškai nesuprantu, kodėl paėmė vaikų nuotraukas. Čia gyvena du daktarai. Ir čia gyvena tie patys daktarai. Tai iš gydytojo algos žinoma, būkite visiškai vėliau. Kas iš tiesų lobsta iš gimdymų? Norėtųsi pamatyti žmogų, kuris mokėjo ir taip toliau. Taigi teisėsauga pasižiūrėjo į gimdymą pro pirštus. Ir ką jie pamatė? Jie pamatė, kad yra tokia sekta, kuri verbuoja moteris gimdyti voniose. Dar jie iš tų moterų atima po 2000 litų. Ir ta sekta yra įtariama šiuo metu jau vaikų kūdikių grobimu ir netgi žmogienos valgymu. Tai yra kanibalizmu. Jūs sakote, kad aš išprotėjau, kalbu nesąmonės. Ne, šiandien tai buvo pasakyta policijos spaudos konferencijoje. Bet vis dėlto Lietuvoje dar yra žmonių, kurie mano kitaip. Jie mano, kad priežastis viso šito karo su pribuvėjomis yra pinigučiai. Pinigai, dėl kurių kovoja medikai, kad turėtų savo tą monopolį. Ir kaip ir žadėjau visą savaitę, kartu su manim yra antra vedėja. Antra vedėja, tai toksai, čia lengva pasakyti, tai yra įtariamoji toje gimdymų byloje, Dalia Jakaitė, gydytoja, kuri išdavinėjo tiems namuose gimusiems nelegalams oficialius dokumentus. Kiek jūs, ponė Dalia, sėdėtumėt, jeigu jums suskaičiuos, jeigu tie įtarimai virs kaltinimu? Jeigu tik tai pagal šituos įtarimus, kurie dabar pareikšti, tai yra Baudžiamojo kodekso 300 straipsnis dokumentų klastojimas ir 301 straipsnis pirma dalis gydytojo spaudo klastojimas, tai 3 metai. O kanibalizmas? Jūs aptarėte tą reikalą per tardymus? Mes aptarėm per apklausas tą reikalą ir mūsų negali apkaltinti kanibalizmo. Pirmas dalykas, kadangi jo negali įrodyti, o antras dalykas, kad Baudžiamajame kodekse nėra tokio straipsnio. Aš noriu paaiškinti žiūrovams, kad ponia Dalia įtariama, kad jinai ne tai, kad valgė gyvus, ką nors žmonės, bet čia yra placentos valgymas. Jie ima ir suvalgo placentą po to, kai vaikelis gimsta. Dabar aš pristatau jums laidos dalyvius. Taigi, Lietuvos akušerių asociacijos prezidentė Violeta Staniulevičienė. Jis sako, ne, griežtas ne gimdymams namuose. Ir ponia Staniulevičienė dar yra Santariškių klinikų vyriausioji akušerė. Kitoje pusėje Jurgis Damaševičius. 3 vaikus turi, visus 3 priėmė pats namuose. Aktorius be to yra. Nu, tai atleistina, ne? Akušerių ginekologų sąjungos prezidentė Daiva Vaitkienė. Ponia Daiva neskatintų gimdyti namuose, bet jinai nieko prieš, jeigu tai būtų reglamentuota ir netgi padėtų tą reglamentą suruošti. Rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė. Vėlgi 3 vaikai ir visi gimė namučiuose, vonioje, ne? Baseine. Baseine. Tai va, kaip gerai. Čia tos 3 tulpės yra skirtos teisėsaugai. Jie turėjo ateiti čia ir paaiškinti, kad iš tikrųjų nėra kito būdo pasižiūrėti prieš 8 metų sukurtą filmą, kaip padaryti kratą kūrėjų namuose 7 val. Ryto pažadinus vaikus, nes, kitais būdais filmą pasižiūrėti policija pas mus negali. Toliau. SITS tyrimų strategijos vadovė. SITS tai yra socialinių tyrimų... Socialinės informacijos centras. Taip, tyrimų strategijų vadovė Rūta Gaudiešienė. Mes jau esam girdėję, kad toje sektoje dalyvauja visai rimti žmonės, netgi seimūnai. Tai va, ponia Gaudiešienė viena iš tų, jinai susilaukė pirmo vaikelio ligoninėje, patyrė kažkokiu tai baisių patyrimų ir tada pradėjo gimdyti namuose. Ponia Dalia. Jūs jau sakėte, kad sėdėtumėte 3 metų, ne? Taip. Tai jūs jau supratote, kokį jūs padarėt nusikaltimą? Aš nepripažįstu šitų kaltinimų.
Kodėl? Pagal 301 straipsnį gydytojo spaudo klastojimas, aš prokuroriai Pupeikieniai esu pateikusi visus dokumentus, kad tas kaltinimas yra visiškai neteisingas ir aš nieko neklastojau, bet Pupeikienė man atsakė raštu, kad šitoj ikiteisminio tyrimo stadijoje man mestų kaltinimų negalima panaikinti. Kodėl? Jūs klauskit Pupeikienės. Negaliu paklausti, nes Pupeikienė čia turėjo būti netėję. Tai todėl aš dabar... Kiek jūs tų tokių nelegalų paleidot į gyvenimą? Daugiau negu 2000. Pati. Per 20 metų. Ir surašėte... Aš jų nepaleidau, aš juos apžiūrėdavau po gimdymo. Ir kiek iš jų yra mirusių? Nes ten kalba yra, viskas prasidėjo nuo mirusio vaikelio. Taip, prasidėjo viskas 2011 metais, birželio 25 dieną, kai mirė po paros, po gimdymo mirė vaikelis, kaip vėliau išaiškėjo po 8 mėnesių, kad jisai mirė dėl priešgimdyminės infekcijos. Todėl šitoj... Jūs manot, kad jūs nekaltas? Tai kai mes sužinom šitą diagnozę, aš paskambinau teismo ekspertai ir sužinojau šitą diagnozę, nes šitą diagnozę buvo slepiama nuo mūsų, kaip ikiteisminio tyrimo medžiaga, kuri yra neviešinama. Todėl šitai teismo ekspertai šiuo metu yra iškelta byla už valstybės paslapties paviešinimą ir didelę žalos valstybei padarimą. Bet mes dėl šito vaikelio mirties šiuo momentu nesame kaltinamos. Pribuvėja yra kaltinama moters kūno sužalojimu. Sunkiu moters kūno sužalojimu. Ką jį darė? Moteris gimdymo metu truputėlį įplyšo, bet iš tikrųjų gimdymo metu beveik 70% gimdyvių įvyksta didesni ar mažesni įplyšimai. Tai aš tavo daktarį galiu netgi pasu... Taip, tai jūs, jeigu jūs įplyšote, tai jūs buvote sunkiai sužalota. Taip. Ponia Violeta, ką tos moteris iš tikrųjų padarė? Koks jų nusikaltimas yra? Aš šiaip nenorėčiau gilintis į jų asmeninius reikalus, į jų darbus, kurie, sakykime, jos aiškina, kad yra neapmokami. Aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris neapmokėtų darbo eitų daryti. Kitas dalykas, jau ir per 20 metų priimta 2000 gimdymų. Noriu pasakyti, kad ji paliko savo šeimą, savo vaikus ir savo asmeninį laiką aukojo tam? Nemanau. Bet kalba yra ne apie tai. Galiu pasakyti kai tiek, kad kiekvienas žmogus gali pasirinkti. Lietuvoje yra tai, kad yra reglamentuojami visi žmogaus. Taip, mes apie tai pasiekėme. Aš dar norėčiau jūsų iki reklamos paklausti vieną klausimėlį. O kaip jūs jaučiatės, kada tie, kurie galvoja kitaip negu jūs, yra persekiojami policijos, pas jos kratos, jos žadina iš ryto? Visi žmonės gali galvoti kitaip negu aš. Ir aš tarp kitko netaip sakiau, kaip jūs čia turėjote užsirašius ir paminėjote minėtėje. Tikrai netaip. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti, bet vienas žmogus renkasi rizikuoti savimi, savo vaiku, savo gyvenimu, dar kažkuo, savo likimu, sakykime. O kiti žmonės netgi dešros gabalėlį į burną įdeda pasikalbėję su savo dietologu. Bet taip, jūs, ponia Staniulevičienė, jūs mums pasakėt vieną svarbų dalyką. Jūs netikit visais tai žmonėmis, kurie sako, kad jie uždyka šitą. Tai aš noriu jums pasakyti, kad iškart po reklamos jie pasakys jums, kad jie netiki, kad jūs tik už algą priiminėjat gimdymus. Mes susitiksime diskusijai po reklamos. Sveiki, sugrįžę į tiesioginį Lietuvos ryto televizijos eterį. Šiandien mes diskutuojame apie tai, ką šiandien pasakė policija. Primenu, kad policija šiandien mums pareiškė, kad tos gimdytojos namie netokios jau nekaltos avelės. Jis įtarė prekybą žmonėmis, sektantizmu ir yra dar nuomonė, kad jos galėtų būti ir kanibalės. Aš jums primenu telefoną, kuriuo jūs galite paskambinti į eterį. Čia mums ir su mumis diskutuoti 85-203-4537. Pone Jurgi Damaševičių. Taip. Jūs girdėjote, ką pasakė Renatas Požėla apie jūs? Jūs esate sektantas? Nu ir ką? Jūs dalyvaujate kažkokiam tai sąmokslė prieš gimdyves, įtikinėjant jas gimdyti voniuose, antisanitarinėse sąlygos. Ką apie tai galvojat? Ką galite pasiteisinti? Kaip galite pasiteisinti? Taip, visų pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, neieškokim jau šioje situacijoje, praėjus jau čia mėnesiui, 2, aš nežinau, kiek jau čia vyksta tas teismys, nebeieškokim kaltų. Taip. Bandykim eiti į diskusiją. Nėra nei blogi
šioje pusėje sėdintis, nėra blogi toj pusėje sėdintis. Nėra nei medikų blogų, nei gimdančių namuose. Tai yra prieikim prie tos, aiškiai, temos esmės. Jūs jau pavėlavot, man atrodo. Ne. Apsisprendimo teisė, mano buvimo tokio, koks aš esu Kol ponas teisė. Jurgis Damaševičius susipras, kad jau jisai pavėlavo į šitą traukinį ir Jo. taikyti nėra. Ne, Tada mes aš išklausysim niekada- žiūrovo skambučio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar jūs su mumis? Ar su manim kalbat? Taip, su jumis. Prisistatyk. Mano vardas Laima ir aš kažkada gimčiau, žinoma, dabar jau laiko daug praėjo Kauno klinikose, dabar Taip. universitetiniai ligoniniai. Tai šito įspūdžio aš negaliu pamiršti visą gyvenimą. Kadangi aš tikrai nieko nemokėjau prieš tai, tai neturėjau, kas manim labai rūpinasi. Žodžiu, sūnus gimė 2 kilogramų, aš suplišau, kaip ir čia, kad sako, mane susiuvo ir po to man gavosi 7 endometritas. Tai yra Čia yra kraujo užkrėtimas. Taip. Kur man 1,5 mėnesio gulėjau ligoniniai ir kas dabar gali pasakyti, kad gimdyti ligoninėje, aš gimdžiau nebūdžiu laukia, kad gimdyti ligoninėje yra saugu. Ačiū Dievui, kad aš esu gyva. Aišku, gyvas ir mano sūnus. Bet aš tikrai, jeigu turėčiau kokią galimybę dabar gimdyti, tai gimdyčiau tik tai namuose. Ačiū Jums, ponia. Prašau. Dabar jau galim... Taip, jau jūs galėtume dabar pradėti Aš nuo to. kadangi vienintelis čia vyriškis, aš užleidžiu. Taip. Tai visų pirma, prisiminkime, kad kai Lietuva tapo laisva, žmonių sąmonėje iš tikrųjų mažai kas pasikeitė. Ir kodėl prasidėjo gimdymai namuose? Pirmiausia, tai prasidėjo būtent dėl to, kad gimdyklose su moterimis buvo labai grubiai elgiamasi. Ir tai yra tiesa. Ir kadangi aš dirbau gimdyklose ir žinau, kaip elgdavosi su moterimis, tais posovietiniais ankstyvaisiais laikais už gimdymą reikėdavo mokėti 100 rublių. Moteris atsineždavo delne 100 rublių ir žiūrėdavo, kam čia jie tuos pinigus įkišti. Dabar pasikeitė tik tai nuliukų skaičius. Šiandien man skambino žmonės ir sakė, kad Kaune gimdyti kainuoja 1000 litų, Vilniuje 2000 litų. Tai jeigu mes žinome šitą informaciją, kodėl mes apie tai nieko nešnekame, apie korupciją gimdymo skyriuose? Jūs siundote, kad gaudo ne tuos. Mes savo kaltes susijusias su naminiais gimdymais visiškai neatsisakome jų, sakykime, nes iš tikrųjų nebuvo teisinės bazės. Mes nuo 93 metų specialiai atsinešiau straipsnį, kurį 93 metais. Mums vėl prisiskambino mūsų žiūrovas. Jungitės į mūsų diskusiją, jau nustokite ten prie virtuvėje diskutuoti. Diena. Labą dieną. Tai aš nors vyras, bet vis tiek, kaip čia sakoma, savo vyrišką darę dalyvavau tose gimdymuose. Taip. Gimdė žmona, marti, dukra. Ir jos visos gimdė, kaip ligoninėse, kaip tos ir patarė gydytojos. Taip. Bet reiškia, visos tie gimdymai buvo, blogi įspūdžiai liko. Žmona gimdė normaliai. Ligoniniai mes tam pinigų nedaug darėm, įspūdžiai baisiausi. Aš negaliu detalizuoti, tai visai nėra reikalo, visi šitą žino. Koks įspūdis, vyrui nuo gimdymo įspūdis visą laiką būna blogas, jo moteriškė ten skausme dideliam. Tai jūs kas, va tas vaizdas, ar jūs gydytojai kokį nors įspūdį padarė? Jos visai nežiūrėjo, absoliučiai netliko savo pareigų, kas ten parašyta, kaip Dievas darė, ten viskas taip ir įvyko. Ten, jeigu reiškia išgyjai, suplišai, išgyjai pati, tai tavo reikalas. Neišgyjai, irgi tavo reikalas, kad tu ten daryk. O tokia buvo tų gydytojų pagalba. Kiek jūs mokėjo daktarui? Kiek jūs sumokėjo daktarui? Kai gimdė Marti, darėm 1000 litų. Aišku. Ar tai yra Kaunas? Ne, tai buvo Vilniui. Darėm 1000 litų, bet aš galiu ką pasakyti. Netgi už tą 1000 jie turi ten tą tokį savo tokį pasidarę konvejerį, net už tą 1000 pat mes paslaugų. Gerai, mes šitą pokalbį pratęskim su pašnekovais mūsų studijai. Pone Violeta, matot, kaip jie permetė kamuoliuką į jūsų pusę? Taip, ir kaltinamieji tai jie, sektantai tai jie.
Ir. Aš galėčiau Tie, kurie... pabaigti jau. Dabar jau viskas jau praleido. O man labai įdomu, nors vienas gydytojas ar akušerė paprašė, kad jam susimokėtų atvykusi gimdyvė į normalią įstaigą, gimdymo įstaigą. Nebent Baltijos Amerikos klinika, jeigu galima, aš pabaigsiu. Taip. Atvykusi Baltijos Amerikos klinika yra pateikta jau iš karto Sąskaita. Taip, kurioje yra nurodyta, kiek gali kainuoti gimdymas, žiūrint, kaip jisai užsibaigtų ir kokios ten būtų intervencijos padarytos, ar ne? Tie patys dalykai, kalbant apie visas intervencijas, kurios yra atliekamos gimdymo skyriuje. Moters yra visada atsiklausiama. Aš dirbau akušerijoje 29 metai, grinai gimdyklose pradirbau 18 metų. Ir aš visais šitais jūsų žodžiais tiesiog nenoriu netikėti. Aišku, mano gyvenime yra buvę 2 atvejai, kai aš turėjau gimdymus priimti ne ligoninėje, bet tai buvo 5 metus po baigimo traukinyje važiuojant iki Slovotską atostogauti, bet tiesiog niekas daugiau neatsiliepė ir privertė tada aplinkybės pasielgti taip, kaip aš turėčiau pasielgti būdama akušerė. Ir yra buvusios sąlygos, kai reikėjo namuose, bet jau buvo paskutinė minutė. Žmogaus niekur nebūtų galima davežti. Viskas baigėsi laimingai. Bet ką norėčiau dar tuo pasakyti, kad mūsų Lietuvoje... Ko jūs netikit? Jūs man pasakykite. Aš netikiu, kad yra žmonės, kurie aiškina, kad jie susimoka pinigus ir kad tikrai jie tai padarė. Dažnai moteris gulėdamos palatoje paprasčiausiai dėl visako pasako, kad aš susimokėjau. O iš tikrųjų jinai to nebūna padarė. Pane Violeta, žmonės dėmesį. 2 kartus gimdžiau ir 2 kartus mokėjau. O kam? Jūsų prašė? Bet tai kodėl ėmė tada? Bet jūsų prašė, o kam jūs davėte? Pirmiausia yra baudžiamas tas, kuris nori įkišti pinigus. Palaukit, bet pirmiausia yra iš tikrųjų sudaromos tokios sąlygos. Jeigu tu tariesi su gydytoju, kad jisai pabūtų prie tavęs gimdymo metu, tai jisai tau iš karto pasako kainą. Jisai iš karto pasako ir kainą savo, ir akušeris. Antras dalykas, jeigu jis nepasako kainos ir tu atvažiuoji iš gatvės, kaip kad buvo mano 4 gimdymo metu, nes mano susitartas ginekologas, akušeris ginekologas tuo metu buvo konferencijai ir aš atvažiavau tarsi iš gatvės. Prie manęs niekas nepriėjo 4 valandas ir tik tai pačiam gale viena akušerė priėjo, praskyti man koją, sako, ko čia suklaudus kojas sėdi. Ir tas vaikas tik purpti ir iškrito. O aš šaukiau 4 valandas, ateikit kas nors, ateikit kas nors. Ir šalia gimdykloje buvo gimdyvė. Aš galvojau, kad aš ten esu viena, nes buvo naktis, 3-4 valanda nakties. O šalia kitoj gimdykloje buvo gimdyvė, kuri buvo sumokėjusi ir savo akušerių ginekologui, ir savo akušeriui. Ir jis stovėjo prie jos. Taip. Ir mes susitikom paskui vienoj palatoj. Tik nereikia mūsų gąsdinti, mes atgrasysim Lietuvą gimdyti. Kiek mokėjot pribuvėjai, Laura? Nemokėjau nieko. Tikrai? Nesąmonė. Aš žinokit, jūs manęs paklaustumėt, aš irgi ranką prie širdies galiu tą pasakyti. Priminėjat gimdymus, turbūt aktorystėje nelabai sekasi. Vadinasi, jūs priminėjat gimdymus, atliekate darbą tų, kurie turėjo. Jūs teisi. Aš tiesiog neįžeidinėjau. Aš klausiu, turbūt. Manęs paklausė, galima aš atsakysiu. Pribuvėjystė Lietuvoje kol kas vis dar yra fenomenas, ar ne? O kas yra fenomenas? Fenomenas tai yra toks reiškinys, kurio niekas negali racionaliai paaiškinti. Jis tiesiog egzistuoja. Mes esam tie žmonės, kurie susidūrėm su tuo fenomenu, suprantat? Ir galiu pasakyti, kad visi, kas pažįsta pribuvėją Jurgą, nepabijokim to žodžio, ją pažįsta... Pona Švedo. Begalė žmonių. Labą dieną, neidentifikavau. Visi žino, kad jeigu norite įžeisti Jurgą, jeigu norite su ją susigadinti santykius, pasiūlykite jai pinigų. Suprantat, ir tą reakciją reikia pamatyti. Bet, suprantat, tai yra Jurgai už taksi. Tik tai. 2 kartus. Sugrįžti, atsiprašau, irgi dar vis dėlto prie panios pasakymo, nes jeigu žmogus užimantis tokias aukštas pareigas negirdi ir nemato to, kas vyksta pačioje, o tai tikrai vyksta masiškai, tai nesuprasti, kad mūsų noras negimdyti ligoninį yra tikrai 2 pusių eismas. Tai nėra... Gimdymas nėra ta erdvė, kur aš galvoju, kaip čia man dabar save kažkaip kitaip išreikšti originaliai ir padaryti kitaip nenormalų žmonės daro. Tai yra nenoras gimdyti ligoninėje. Todėl, kad ten yra nesaugu, todėl, kad ten su tavimi elgiasi kaip su trečiarūšių piliečiu. Ačiū, ponia Rūta. Aš dabar vėl turiu suteikti žodį mūsų žiūrovui. Prašom, junkitės. Labą dieną. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykit ir dėkit, kas ant širdies. Aš 98 metais gimdžiau Kauno klinikose. Taip. Ir tą gimdymo skyrių vadovauja žmogus, padarė
kurios nedarė pribuvėja prieš mūsų erą. Kad pribuvėja, Homo sapiens jau išmanė, kiek tęsiasi pas moterį nėštumas. Mane medikas 3 kartus išvarė iš Kauno klinikų gimdyklos ir leido pernešio 3 savaitės ir padarė vaiką visiškai invalidų. Vat būtų pas jūs dabar Sigrijienė, aš jūs paklausiau, ponė, kaip jūs gavot pareigą? Atėjote į Seimą. Vienai rankoje vaikų invalidumai, kitų rankoje vaikų mirties liudijimai. Jūsų vaikelis gimė pernešiotas ir dabar... Jis... Taip, ačiū. Ką sakėt? Jūsų vaikelis gimė pernešiotas ir dabar yra neįgalus. Gimė vaikas pernešiotas, mano žudynių byla yra Strasbūre. Už tai, kad, reiškia, laiku aš nebuvau paguldyta į Kauno klinikas, aš teisėsaugą turėjau matyti, teisėsaugą nematė ir būtent dėl to yra mano byla. Atsiprašau, aš turėjau nedavę, labai ačiū, kad paskambinot. Lietuvoje, jie patys dar kartą uždirbo Strasbūrą. Labai ačiū, kad paskambinot. Dar vienas kamaliukas yra metamas šioje istorijoje teisėsaugai į vartus. Nes teisėsauga į šitą, atrodo, moterišką ginčą įsilėjo su labai didelėm pajėgom ir labai vyriškai. Eina ir daro kratas po 7, po 8, pakelia vaikus su šeimom, su visais vaikučiais 7 ar 6 valandą ryto. Tuo tarpu mes sužinom visai neseniai, kad agresyvaus sutuoktinio nužudyta moteris prieš mirtį mėgino prisikviesti tos pačius policininkus, bet jie taip ir net pažino, kad tai yra grėsmė ir net važiavo. Moteris buvo nužudyta ir dabar jie tyria jau nužudymą. Panašu, kad tuo metu gal policija gaudė tas visas raganas, tas pribuvėjas. Ir dabar pasiaiškinkime iš tikrųjų, kodėl ta visa raganų medžioklė prasidėjo. Ir mes parengėme tokį reportažą su mūsų labai subjektyvia nuomonė. Dėmesio į ekraną. Šiame reportaže pribuvėjus Jurgos nepamatysime. Gavusi krūvą įtarimų gimdymų namuose byloje, patyrusi 2 pareigūnų kratas, ji vengia bet kokio viešumo. Tačiau jos vyras Gintautas Švedas nusprendė sugriauti tylos sieną, juolab, kad krata nukreipta ne tik prieš žmoną, bet ir jo verslą. Kratas verslininkas filmavo ir sutiko pasidalinti išskirtiniais kadrais su mūsų laida. Abu kartus paryčiais įsiveržę pareigūnai paėmė visus Švedo įmonei priklausiusius kompiuterius ir įmonės pinigus. Čia yra kompiuteriai, kuriuos išsivežė iš mūsų įrangos, iš mūsų įmonės. Bei asmeninės sūnaus santaupas 1000 litų. Kaip jūs motyvuojat, kad tas daiktas gali būti susijęs su kratos, taip sakant, tuo tikslu? Nes kratos orderėje nebuvo parašyta, kad jums reikia, kad išiminėsite pinigus, tuo tarpu pinigus išimate. Taip, taip. Ar galite ką nors į tai atsakyti, Rėja? Nutarime, nutartyje, su kuria jūs buvo supažinęs, yra parašyta apskundimo forma. Aš kalbu ne apie apskundimo formą, o tai, kad jūs nesilaikote protokolo reikalavimų. Pažeidinėt kratos protokolo nuostatas. Apie pinigus ten nebuvo kalbos, tuo tarpu jūs paimate pinigus. Tačiau Gintautas Švedas tikina, kad jo žmonos veikla turėtų būti vertinama visai kitaip. Tad tiki, jog visi jai pareikšti įtarimai vieną dieną subliūkš. Kadangi šalia gyvenu, tai tikrai nepasikuklinsiu pasakyti, nacionalinė premija nebūtų per didelis įvertinimas. Žmogus, kuris atidavė kitiems žmonėms savo didelę amžiaus dalį ir kalba yra ne apie tai, kad mes kalti, kažko vengiam, teisinamės kažko. Tai kalba yra apie tai, kad žmogus praktiškai gyveno kaip motina Teresa ir tarnavo žmonėm ir dabar jisai staiga tampa kaltinamuoju. Jūsų veiksmus aš kam galiu apskusti, Tyrė? Šitą prasme, pažeidimus kratos metu. Girdite mane? Ar girdite? Viena iš versijų, kodėl apskritai prasidėjo vadinamoji raganų medžioklė – pinigai. Kalbama, kad šioje byloje sukasi itin didžiulės lėšos, o apsisprendusios gimdyti namuose moteris, pribuvėjoms už pagalbą ateiti į šį pasaulį jų kūdikiams, sumoka apie 2000 litų.
Tačiau Gintautas Švedas patikina, kad jo žmona už šią veiklą nėra paėmusi nei lito. Galbūt čia nuo medikų pasaulio perneštas kainynas ar dar kažkaip, nes iš principo čia ne ta veikla, čia ne komercinė ūkinė veikla, ne kažkokia reklama, įkainė ir taip toliau, viso to nėra, absoliučiai. Ir tikrai norėtųsi pamatyti žmogų, kuris patvirtins, ar kuris davė tą atlygį, kuris jis mokėjo ir taip toliau. Gimdymas valdiškuose gimdymo namuose nieko nekainuoja, bet norėdamos žmogiškų sąlygų ir išskirtinio dėmesio, daugelis šeimų taupo pinigus šiam reikšmingam gyvenimo įvykiui. Suvedus per paiešką, kiek kainuoja gimdymas, atsidurėme viename populiariame mamų portale. Štai jums visas gimdymus priiminėjančių gydytojų ir akušerių sąrašėlis su visų kainininku. Taigi, nusipirkti žmogiškumą gimdant gali tekti gydytojai kišenę paruošti net 1000 litų. Vilniaus universiteto akušerijos ir ginekologijos klinikų vedėja profesorė Gražina Drąsutienė apie tai kalbėti nenori. Prašau man tik klausimą neužduoti, nes aš tikrai nieko negaunu. Viso gero, viso geriausio. Na, o tiesiog tikrai aš negaunu. O dėl tų, kas čia dabar yra? Mes norim tiesiog išsiaiškinti. Ką jūs norite išsiaiškinti? Visuomenė, tai turi žinoti, apie visą šitą skandalą, kuris dabar yra. Tai ir aiškinkitės, kad kodėl jūs pas mane atėjote? Todėl, kad ir jūs esat viena iš pusių. Iš kokių pusių? Iš suinteresuotų pusių šitą skandalą. Jokių pusių aš nesuinteresuota. Aš esu Vilniaus universiteto profesorius ir mano visa kalba yra pagrįsta mokslo įrodymais. Viskas. O sakykite, prašom, tas, kurį jūs turite įsigijusi, ar tai iš gydytojo algos? Žinoma, būkite visiškai ir būtai senamiestyje. Taip, ir aš linkiu jums tokiu pačiu būdu įsigyti. Iš medicininės ir mokslinės veiklos uždirbtų pinigų galima įsigyti 2 butus prestižinėme sostinės rajone su tiesiog į Vilnelės upę besileidžiančiais balkonais ir įspūdinga sodyba prie Vilkokšnio ežero netoli Trakų. Bet pareigūnai iš algos pasakiškus turtus susikrovusių medikų netikrina. Savo turtų neslėpė ir verslininkas Gintautas Švedas, kurio žmona įtariama irgi ne 1000 įsidėjo į kišenę už teikiamas paslaugas. Tai 2 butai viename sostinės miegamajame rajone, vadinamame chruščiovinėme name. Nei įspūdingo interjero, nei prabangių baldų, nei milijono verto vaizdo pro langus. Tik po neseniai įvykusios kratos likusi netvarka. Tęsime mūsų diskusiją. Pone Daiva, ar ne per riebiai yra šitame visame reikale diskutuojam? Ar ne per smarkiai čia užsimota? Kaip jums atrodo? Aš manau, kad diskusija niekada negali būti per smarkiai, jeigu kalbam apie labai svarbius ir vertingus dalykus. Galbūt ji neturėtų niekada pereiti į kovą, nes net švento karo aš nesuprantu, net jeigu tai vardan Dievo kovoti ir kariauti, man nesuprantama šitas dalykas. Tačiau šnekėtis reikia. Ir aišku, sunkiausia turbūt iš tiesų kalbėti apie pinigus, nes dideliai daliai žmonių dirbančių iš idėjos, dideliai daliai žmonių, kurie gydytojais tapo ne todėl, kad jų tėvai norėjo. Dideliai daliai slaugytojų tai yra labai skaudu iš tiesų. Taip, aišku, mes nesame patenkinti savo algomis ir mums galbūt tai, bet gyvenam tokioj šalyje ir kągi dabar bet padarysi. Alga skirta tam, kad pavalgytum, išlaikytum savo šeimą. Bet ko gero mes galėtume daug didesnės algas gauti pakeitę profesiją. Ir pinigai, žinokit, yra pati bjauriausias rytis ir aš šioj situacijai nelabai tikiu, kad šios diskusijos užuomazga tiek vienoj pusėj, tiek kitoj yra pinigai. O kas? Manau, kad šaknys guli kažkur daug giliau. Galbūt tai yra mūsų mentalitete. Man atrodo, kad tai yra mūsų įsitikinimuose, galbūt mūsų demokratijos stokoj, mūsų požiūrio siaurume ir dideliame egocentrizme. Nes žmonės labiausiai mato tai, ką jie supranta, ko jie nori. Čia jūs apie policiją, kur šiandien? Ne, aš apie kiekvieną asmenį ir tą, ką darau visą gyvenimą, stengiuosi nuo paauglystės pamatyti ir išvelgti ką nors gero ten, kur man iš pirmo žvilgsnio atrodo absurdas. Pone Dai, o kai jūs matote tas visas kratas, tas ėjimą į šeimas, kuriuose ten 9 vaikai vienur, 4 vaikai, pakeliami 6 val. Ryto, išrikiuojami, tada įdaromos kratos, tėveliai ten nervuojasi, ir pavyzdžiui, dėl to, kad paimti filmą pastatytą prieš 8 metų. Galėjau, aš būtų paskambinę man tie policininkai, būčiau YouTube suradus.
Aš neįsivaizduoju, kas galėtų atsakyti pozityviai į tokią praktiką. Aš įsivaizduoju, kad net su didžiausiu nusikaltėliu reikėtų kalbėti labai mandagiai ir pagarbiai. Ir netgi įrodžiusio kaltę yra vėlgi priimta tvarka, kaip reikėtų jį nubausti. Bet čia turbūt ne vien policininkų, čia daugumos visuomenės požiūris - pulti, kai tu esi nesaugus. Bet kai puoli, tada iš karto visi išsigąsta ir iš šonus išsilaksto. Tai aš manau, kad turi teisėsauga stebėti. Pirmiausia, turi būti sukurtos žaidimo taisyklės, o po to kažkas turi žiūrėti, ar pagal ją žaidžiama. Bet ką kalbėti, kai tų žaidimo taisyklių nėra. Ogi metodai, kaip prižiūrėti, manau, kad ko gero mūsų šalyje dar labai labai toli nuo demokratijos. Būtent todėl Lietuvos akušerių ginekologų draugijos Kauno krašto valdyba taip pat išplatino internete vakar, man atrodo, mūsų pozicija, tiesiog emocinė pozicija dėl metodų, kuriais yra siekiama teisingumo. Teisingumas gerai, bet metodai... Ačiū Jums, ponia Daiva. Vėl mums skambina žiūrovas. Labas vakaras. Ar Jūs mūsų sulaukėt? Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom, dėstyti savo nuomonę. Taip, aš iš tiesų esu visai nesnai gimdžiusi ir gimdžiau ligoninėje, tai būtų Vilnius, Antakalnio klinikose. Nedariau niekam nemokėjau, atvažiavau gatvės, tiesiog pas visiškai nežinomą gydytoją, mane puikiai priėmė, puikiai aptarnavo. Labai maloniai elgėsi akušerė, kurios vardą tik žinau, tai buvo Onutė. Gydytojas vardą net neatsimenu, net nežinau, kas tokia buvo. Veidą valė, drąsino, gimdymas truko 8 valandas, išvažiavau ko puikiausia, ko laimingiausia. Ir niekam nieko už nieką nemokėjau. Ačiū Jums labai. Ne visada tai būna, kaip Jūs sakėte. Galima iš jau įsiterpsiu. Na, įsiterpsiu, bet greitą kalbę, nes Gerai, mes aš dar labai greitą kalbę. Reziumuojant visą tą, ne apie pinigus susėdom čia šnekėti. O kodėl? Mes turim pradėti diskutuoti medikai su žmonėm kitaip mąstančiais. Suprantat, kas yra? Visi dabar šneka, o tai ką, va čia tiek pinigų, reiškia, kažkur nuslėpė taip. Teisingai, nes nuo 90 kažkelintų metų, kai atsirado mūsų valstybė, sakykime, ne nuo pačių pirmų metų, taip, ne nuo kovo 11, bet nuo 93 taip, metų, nėra nei vienas valdininkas, nei vienas politikas nesugalvojo, kaip įteisinti alternatyvų gimdymą namuose. Tiesiog pagalvoti, atsisės padiskutuoti, nes tas reiškinys jau yra 20 metų vyksta Lietuvoje ir tiesiog ir ko gero, kad vystysis toliau. Nu, sakykime, neatgrasys Jūsų. Aš manau, kad... Palaukit, reiškia. Ir eikim pagaliau į diskusiją, diskutuoti. Juk niekasgi neprašo, čia visur spaudoj mirgų margų. Kodėl čia dabar šitie išlaikytiniai turi kviestis, dar čia turi būdėti prie jų greitoji? Nieks neprašo greitosios. Bet jeigu tas būtų reglamentuota, kažkokiu tai, sakykime, medicininių ten terminais, ar ten politinės, arba ten individualia veikla, ar verslo liudijimas, tas viskas būtų sustatyta į savo vietas. Ir nebekiltų klausimų kažkam, kiek kas mokėjo iš tenai ar iš tenai. Suprantat? O kadangi visas tas žiūrima, va taip, koks įskirtas, durniai sekta kažkokie ten vienodai jam visi, nes viskas bus mūsgi kokia politika yra. Keliai, ekonomika ir euras. Visas kitas yra menininkai, yra durniai, nesvarbu, čia išlaikytiniai valstybės. Čia apie tai šneka. Bet per tos 20 metų, sakykime, kaip ponia Švedienė, aiškia, vyras, sužlugdys žmonės, padarys juos tokius, niekam nereikalingus, visas gyvenimas bus suvarytas į šipulius. Bet tai teisingumas bus. Koks čia neteisingumas, čia nenoras diskutuoti. Čia yra nenoras eiti į diskusiją, šnekėtis. O ką diskutuoti su sektantais, kurie valgo žmogieną? Tai va tame ir reikalas. Čia yra iššūkis politikui. Bet kokiam politikui ar medikui, kuris jau dabar užsiima... Jurgi, ar jūs suprantat, kas vyksta? Jūs sodina. Palaukit. Sodina už tai, kad nešneka, o mes einam ir jinai diskutuos Panevėžio kolonijai moterų, su ten sėdinčiom žmogžudėjim. Nes va čia jau yra įrodymas, tos 3 tulpės, jau yra įrodymas, kad, reiškia, išsigando, nelabai nori diskusiją eiti. Jie tiesiog neina į viešą diskusiją, todėl kad su kuo diskutuoti, negi su jumis. Jie nepateikė įrodymų. Jie šneka apie vaikų tarptautinę prekybą vaikais, bet jie nepateikė įrodymų. Aš mačiau visus tos vaikus, kurie gimdė užsienietėms. Viskas persiveda į lygmenį. Bet suprantate, jie sako, vaikai neįvažiavo, o iš Lietuvos išvažiavo. Tai jeigu tas vaikas yra pilvelė, tai jis, aišku, neturi jokio paso. Kaip parodyti vaiką pilvelį? Jinai atvažiuoja čia ir pagimdo, o 2 užsienietės, viena Lenkijos pilietė, kita Vokietijos pilietė, jos čia gyveno, jų vyrai čia dirbo, jos gyvendamos tapo nėščios ir pagimdė kartu su pribuvėja. Aišku, tas vaikas atsirado ir Vokietijos pilietė 2 vaikus
išleistas tarptautinis paieškos orderis ir gausit jūs savo metus. Tai gerai, jie suranda tos dalykus ir padaro DNR tyrimą. Violeta, man rūpi... Galima vieną klausimą, labai gerai, jūs man neduodat kalbėti, aš labai greitai. Labai važiuoju. Negi jums patiems nebūtų, kaip sakykime, išsilavinusią medicinoje žmonėms, pažiūrėti dar ir į kitokią, tos pačios jūsų specialybės pusę. Magiškąją pusę. Nes kiekvienoj specialybė yra magijos, profesijos, talento, stebuklo. Kiekvienas medikas, kiekviena akušerė, priiminėjantį gimdymą tikrai yra šiek tiek magijos atstovė. Nes prie viso šito reikia prisiliesti švelniai ir gražiai. Ir aš nematau jokio čia reikalo diskutuoti dėl kažkokių sužalojimų. Sužalojimai gali būti visur. Tai būtent. Gali būti visur, gali būti namie, gali būti gydymo įstaigoje. Savai suprantama, viskas yra įdomu ir viskas būtų visiškai gražu, jeigu nereikėtų nieko po to apkaltinti. Nes svarbiausia yra dar ir tai... Ne, mes kaltinam. Ne, palaukit, jūs kaltinat, kad medikai kažko nepadarė, todėl jūs pradedate gimdyti namuose. Bet tai kaltina. Aš savo pirmą vaiką gimdžiau. Kai kuriems žmonėms nejaukų. Pone Violeta, prieš išeinant į reklaminę pauzę, nes mane toj išmes iš čia, jeigu aš neišleisiu reklamą. Bet vis dėlto, apie pinigus. Reklama palauks. Matėte sąrašiuką? Taip, jūs žinot, kad ir jūsų pavardė yra tam sąraše. Nu, gali būti. Žmogus, jeigu nori nusipirkti paslaugą, atimti mane iš šeimos, aš ir taip labai daug praleidžiu laiko būtent gimdymo skyriuje, praleidžiu su moterimis, susimu ir namuose važiuoju, padedu joms negimdyti. Yra visokios kitokios problemos, kurios tikrai reikalauja būtent akušerės dėmesio, pagalbos ir visa kita. Tai ten yra teisybė parašyta? Ir jūs, aš nežinau, aš neskaičiau šiaip, niekada nesidomiu šiais dalykais. Ten kažkokia kaina parašyta. Gali būti. Mokėjau, da. Bet kitas dalykas yra tai, aš nei iš vienos niekada nepaprašiau pinigų. Niekada. Ir tegul bent viena man pasako, kad aš iš jos esu paprašiusi kažkokią konkrečią sumą. Susitiksime po reklamos ir tada Laura Sintija Černiauskaitė mums paaiškins po galais, kas čia darosi su tais gimdymais namuose, kodėl ten moteris neima pinigų ir kodėl jinai sako, kad dabar tose kratose yra ir tai, kaip elgiasi policija, yra pažeidžiamos elementarios mūsų teisės. Mūsų teisė pasirinkti. Nes jau... Bet tai jūs pasakysite. Išsiriškinsim po reklamos. Iki. Sveiki sugrįžę į tiesioginį Lietuvos ryto televizijos eterį. Čia mes diskutuojame, ar tokios jau tos nekaltos avelės gimdančios namuose visokie aktoriai priiminėja jų gimdymus ir visokie kitokie keisti dalykai ten vyksta. O dabar mes vėl sulaukėm vieno skambučio. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom šnekėti. Labas vakaras, gerai girdite? Puikiai. Aš skambinu iš Kauno, mano pavardė Vuskevičienė ir norėjau pasišnekėti, tiksliau padiskutuoti tokį klausimą. Mano dukra gimdė vasario 17 Kauno akademinėse klinikose. Gimdymas buvo ganėtinai sudėtingas, jisai truko 12 valandų ir to pasiekoju aš visą laiką kažkur buvau netoliese, nes buvo labai svarbu ir aš norėjau laikas nuo laiko žinoti, kaip sekasi. Vyras dalyvavo gimdyme prie gydytojo Černiau. Sesutė buvo labai gražiai rožiniais spalvos plaukais, tiesiog nepamenu dabar vardo, nežinau. Bet tai tiesiog negalėjau niekaip suvokti. Randamės valstybiniai ligoniniai. Jūs neįsivaizduojat, koks buvo dėmesys. Ir anesteziologų, ir gydytojų, ir sesučių, ir visai kita. Žinokit, aš iš tikrųjų esu be galo laiminga, kadangi gimdymas buvo sudėtinga. Mačiau, kad likus 5 minutėms iki kūdikio gimimo gydytojas skambino kitiems specialistams ir kvietė, galbūt reikės pagalbos, galbūt reikės kažko tai. Visi tiesiog taip stovėjo su chalatėliais ir gurdota dangalais ir visi laukia, ko čia viskas, kaip čia bus. Ko jūs taip jūs nugazdinote? Jūs atrodo, kad jūs juos prigazdinot. Ar čia normalu buvo? Nes jau jūs taip girėt. Ne, nu, atrodo, kad jie buvo labai išsigandę su chalatėliais stovėjo ir bijo. Bet tai viskas buvo normalu ir gerai. Jie neįsigandė, aš jums noriu pasakyti, kad tai yra profesionalai ir niekada gyvenime nepatikėčiau nei pati, nei savo anūkų, nei nieko kito, kažkur gimdyti, kažkur, kad ir pas save namuose vonioje, jūs įsivaizduokit, nu, tai yra absurdas ir nemanau, kad jie tai daro ir už dyką,
ir iš geros valios ir taip toliau. Tai matomai slepiasi kiti dalykai kažkur tai ir kadangi gydytoja, kuri čia komentuoja, kad jinai viską gali, viską sugeba gražiai priimti, bet jeigu iš visų ligoninių į akademinės klinikas veža vaikučius, kur kitos klinikos nesugeba susitvarkyti, tai neįsivaizduoju, kad ta moteris gydytoja galėtų susitvarkyti, turinti 2 rankas, 2 kojas ir daugiau nieko. Ir jeigu ją pasodins, jums nebus gaila, jūs ten piketuot neisit. Žinot, pasodins gaila, negaila, nežinau, žmonių gaila, kad jie sėdi kalėjimuose. Bet aš manau, jeigu jinai yra medikė ir jinai suvokia, ką jinai daro, tai jinai vis dėlto turėtų pamastyti ne tiek apie save, kaip jinai įsivaizduoja, kad jinai kažką gero daro, bet turėtų pamastyti apie ir kitus žmonės, kurie gali per jos tokį įsivaizdavimą, kad jinai yra ponas Dievas, netekti ir anūkų, ir vaikų, taip pat kartais pagalbą suteikti. Ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę. Laura, parodykite tą žemėlapį, kad jau mes netrodytumėm tokie jau visai laukiniai. Kas tame žemėlapį yra? Tai yra Europos žemėlapis. Ne aš pati nuspalvojau, reiškia, tai yra faktai. Šitos baltos valstybės, galima sakyti, beveik visa Europa, juose yra reglamentuoti gimdymai namie. Moteris gali rinktis, kuriems gimdyti. Ir turiu pasakyti, kad čia turbūt nepritrauksit mūsų mažytės užtemdytos lietuvėlės. Mes esam paskutinė... Ir Latvija, ir Estai, ir Lenkai gimdo... Mes esam paskutinė Baltijos šalis, kurie nesusitvarkė naminių gimdymų. Latvija įteisino naminius gimdymus 2006 metais. 2006 metais namuose pas juos gimdė 51 gimdyvė, 2011 189 gimdyvė. Tai jau peržengė 1% gimdyvių. Dėl to kalbėti, kad gimdymas namie yra kažkokia naujovė, kažkokia nesąmonė. Tai yra jokia naujovė Europai, patikėkit. Tai mes gyvenam viduramžiuose, net nesutvarkome šitos problemos. Kad galbūt mūsų medikai, ar jie nevažiuoja į užsienį stažuotis, ar jūs nesidomite, kas vyksta. Pone Daiva, mes per reklaminę pauzę šnekėjom, pone Daiva puikiai žino, kad taip ir yra, kaip jūs sakot. Kiek ten Olandijai sakėt? 30%? Iki 30% gimdo namuose. Ir tai yra pats pigiausias gimdymas, tai pagal tos visus įkainius. Šiek tiek brangesnis gimdymas normalus ligoninėje, be rizikos prižiūrimas akušerės ir pats brangiausias prižiūrimas gydytojo. Aišku. Ir Olandijoje naujagimio mirtingumas yra 3 iš 1000, kai ten 30% gimdo namuose. Pas musgi Lietuvoje yra 4 vaikai iš 1000. Tarp gimdžiusių namuose iš 2,5 tūkstančio mirė 2 vaikai. Ir jie mirė ne dėl priežasties, dėl paties gimdymo, bet dėl prenatalinės infekcijos, priešgimdyvinės infekcijos. Mes turime dar vieną skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom, greitai įsijungti. Taip. Labas vakaras. Taip, klausau jūsų. Sakykit, prašom, gal šitoje laidoje kalbėti apie žuvusius kūdikius ir apie sužalotas gimdyves, o ne apie tai, kad kažkoks ten gydytojas paėmė 500 litų. Gal tai yra atskiros kitos laidos tema? Taip, mes jau šitą, jau jūs nepataisysit laidos, jau jinai beveik baigėsi. Jo, aš dar vieną tik dalyką pasakyčiau apie sąrašus. Taip. Žinot, man teko matyti internete sąrašus, kiek ima žurnalistai straipsnius. Tai mes dar viena tokia, kur į mane dabar žiūri. Jūs gal pakomentuokit ir pasiteisinkit. Aš galiu tik tai jums pasakyti, kad nėra tokio, aš neturiu kainos, aš esu neįkainojama. Niekas niekada mane mokėjo. Mirusių vaikų. Aš tai mačiau dėja. Tokį sąrašą. Aš galiu atsakyti dėl mirusių vaikų. Iš 2,5 tūkstančio mirė 2 vaikai. Ir jie mirė ne dėl gimdymo namuose, o dėl priešgimdyvinės infekcijos, kas yra įrodyta iki teisminio tyrimo metu. Tai reiškia, kad jie galėjo mirti ir ligoniniai. Tai reiškia, kad lygiai taip pat būtų mirę galbūt ligoniniai. Dabar aš noriu Jums pristatyti dar vieną mūsų siužetą. Mes apsilankėme 9 vaikų mamos namuose. Iš tikrųjų labai mažučiai namučiai ir labai stebėtina, kad juose gyveno tokia didžiulė šeima, kad mūsų valstybė leidžia jai ten gyventi. Bet panašu, kad tas nepriteklius nėra to šeimos vienintelė bėda. Pas juos irgi atėjo sukrata. Atėjo anksti rytą, pakėlė visus tuos 9 vaikus ir
po to, kai nerado nieko išskyrus amoniako buteliuką, kurį išsinešė kartu, tiesa, su vaikų žaidimais, vaikų kompiuteriu, tai tada surašė aktą dėl vaikų nepriežiūros, nes vykstant kratai, namai įšalo, nes ten šildoma pečiais ir buvo rasta nesuplautų indų. Taigi ta moteriškė dabar rizikuoja jau netekti savo vaikų. Ir aš jūs kviečiu pas Ivetą Vaiginienę. Daugiavaikė 9 vaikų mama, akušerės išsilavinimą turinti Iveta Vaiginienė, yra viena iš tų, kurios namuose buvo atlikta krata. Vaikai auga alkoholio nevartojančių tėvų šeimoje, apsupti knygų, žaidimų, meilės ir rūpesčio. Nei ponia Iveta, nei jos vyras iki šiol jokių reikalų su teisėsauga neturėjo. Gyveno stengdamiesi laikytis įstatymų ir pačių nusistatytų moralės normų. Tačiau teisėsaugai įsisukusi gimdymų namuose reikalus, ramus šeimos gyvenimas baigėsi. Ivetos Vaiginienės pagalba gimdyvėms jai gali smarkiai atsirūkti. Vedama iki to, kad aš negaliu lydėti, pavyzdžiui, savo kaimynės iki gimdyklos, nes, žinot, gimdymas prasideda ir važiuoja žmogus ir keli bet kas gali atsitikti, galiausiai tas gimdymas gali irgi. Ir jeigu tu važiuoji negreitai mašina, tai vis tiek kažko norisi šalimais, kas dar išmanytų, kas čia dabar man yra. Tai esu nuvežus kelis kartus. Moteris byloje kol kas yra apklausta kaip liudininkė ir apklausos detalių atskleisti negali. Tačiau neslepia, jog netrukus jo statusas gali pasikeisti, nes jai bandoma prikabinti dalykų, kurių ji teigia nepadariusi. Suprantat, kūrybinės galios jų, aš taip kriminalinio pasaulinio moku kurt. Vis tiek kiekvienas žmogus kuria savaip. Vienas moka molį kurt, kitas moka konditerijai, kitas siūto, tie žmonės moka ten kurt. O mes patekom toj srity tikrai nekūrybiški žmonės, mes kažkur kitur. Kratos metu pareigūnai surinko ir išsivežė amoniaką, peroksidą, fonendoskopą ir, nesuprantama kam, vaikų nuotraukas. 5 iš 9 vaikų namuose pagimdžiusią moterį stengiamasi paveikti ir įbauginti visais įmanomais būdais. Nuo 7 iki 11 valandos ryto vykusioje kratoje dalyvavusi Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė Ivetai surašė protokolą dėl vaikų nepriežiūros. Nes namie šalta ir vaikai nemaitinti 11 ryto 7 atsikėlus. Ir čia, elementoriškai namai yra namai. Tu kažką dirbi, kažką darai, iš tikrųjų buvo netvarkyta. Ant žemės tai buvo pilna visko ir aš tam ir atsikėliau, kad sutvarkyti, indai neplauti, nes vaikai turėjo pavalgyti ir aš jau sugrįžus turėjau, žodžiu, tik tai suguldyti ir jau jeigu neturi tam, kad susitvarkyti. Tai žodžiu, sanitarinės sąlygos ir vaikų nepriežiūra. Būstas tokiai gausiai šeimai išties atrodo per ankštas ir kuklus, sutikime ir tvarkos jame trūksta. Todėl nepaisant to, kad nei Iveta, nei jos vyras nėra prasigėrę, klausimo apie tai, kam reikėjo tiek prisigimdyti, sulaukia nuolat. Čia savivaldybėje pirmi pasakė. Atėjo durniai laužo. Jo, čia buvo. O kam jūs tiek? Taip. Čia ne vienas šia ir net ir giminės klausė, tu ką susitvarkyti, akušerė būdama negali susitvarkyti. Tai čia jo. O kodėl jūs padarėte? Tai yra mano apsisprendimas iš tikrųjų. Mano apsisprendimas turėti ir neturėti vaikų, būti sąžiningai prieš save ar ne. Kuo pasibaigs įprastas šeimos gyvenimas pagal pačių susikurtas nuostatas? Iveta teigia, neatmetanti net paties liūdniausio scenarijaus. Variantų susikuri daug, kad nebūtų po to vien tik tai rožinžim klotas ir kad Panevėžy sėdėdamas ten per langelį žiūrėdamas, laukdamas, kol tave aplankys. Nežinau, gali tai būti. Kaip? O internete, pasilikim internete, nes daug žiūriu. Gerai. Sveiki, grįžę į mūsų tiesioginį eterį, nes atsiprašau, kad aš čia šnekėdama jau įsijungiau. Mes čia diskutuojam visą laiką. Pone Dalia, kaip jaučiasi žmogus, kada jį krečia iš ryto? Kaip jūs jaučiate? Kaip jautėsi jūsų vaikai? Matot, kadangi aš esu disidento vaikas, tai aš prie kratų KGB esu pripratusi, prie apklausų taip pat. Bet mano vaikai nesijaučia. Čia normalu jums buvo, ne? Na, man beveik normalu, mano vaikams ne. Ką jie sakė jums? Ką jūsų vaikai jums sakė? Iš tikrųjų,
aš savo vyresniosius vaikus labai skatinu gyventi Lietuvoje, nes esu Lietuvos patriotė. O dabar, aišku, patriotai lyginami idiotams. Bet po viso šito, kas vyko mūsų namuose, mano vyresniai vaikai pasakė, mama, gal vis tik išvažiuojam? Na, nenorėčiau išvažiuoti. Bet kuo toliau matau šitą situaciją, sunku pasakyti, kas bus. Ir tai, kad mes per 20 metų niekaip negalėjom dasibelsti į sveikatos apsaugos ministeriją ir pasiekti teisinio reglamentavimo naminio gimdymo. Ir mes apie tai jau šnekėjom. Ir po šiai dienai niekaip negalim Tvarkos nėra. Taip. Laura, trumpai drūtai, kodėl jūs tai vadinat žmogaus teisų pažeidimu? Tai, kas dabar vyksta, mes kalbam apie metodus, su kuriais mėginama susidoroti su tai žmonėmis, kurie, kaip jūs galvoja kitaip, kad gimdyti galima ir namuose. Tai akivaizdu ir tai mato bet kuris sveiko proto žmogus ir nebūtinai menininkas. Bet antra vertus, aš turiu pasakyti, atsiprašydama tų žmonių, kurių namuose įvyko kratos, labai gerai, kad jos įvyko. Dėl to, kad šitos kratos, būtent jos ir iššaukė visą šitą laviną reakcijų. Ir pagaliau galbūt į prašymus dėl reglamentavimo ir viso kito bus atsižvelgta rimtai. O šiaip tai... O jūs nebėjot, kad iš tikrųjų baigsis viskas baudžiamąja byla, jūs busit tie, kurie jums padėjo gimdyti jūsų vaikus, bus paskelbti nusikaltėliais ir tiesiog žmonės bus... nebeturės tos alternatyvos. Bet jeigu šitą auką reikalinga, dėl to mes esam čia. Ir manau, kad, suprantat, tai tikrai nesustabdys žmonių gimdyti namie. Tiesiog klausimas, kiek žmonių bus nukryžiuota, kad tai atsitiktų. Ir labai norėtųsi, kad tų žmonių būtų kuo mažiau nukryžiuotų, arba jų nebūtų visiškai. Dėl to mes esam čia. Mielas gydytojas, jūs irgi labai prašyčiau trumpai, ką jūs norėtumėt pasakyti tiems policininkams, kurie strateguoja visą šitą reikalą, visą tą bylą prieš tas mamas, kurios gimdo, prieš joms padedančias moteris, gal kartais ir be diplomo, bet... Jie galėtų padaryti labai gerą vieną darbą, jeigu jie pamatė šitokią didelę problemą atsiradusią be reglamento per 20 metų, kad ir jie pasakytų, kad reglamentas yra būtinas. Gal tai būtų vienas žodis, padarantis labai didžiulę naudą ir didelę įtaką tiems žmonėms, kurie gali tą reglamentą kurti. Nes iš tiesų, kas vyksta dabar, tai ir argumentas, kad negalima kurti reglamento tol, kol nesibaigia ikiteisminis tyrimas, tai tiesiog yra panašu į situaciją, jeigu, tarkim, šalyje, kur nėra kelių eismo taisyklių, automobilis užmuštų žmogų, o dar geriau kelis, ir būtų atsakyta, kad nekursime kelių eismo taisyklių tol, kol nebus užbaigtas ikiteisminis tyrimas. Akivaizdu, kad susidariusi situacija atsirado tik todėl, kad nebuvo žaidimo taisyklių. Žmonės iš tiesų prašosi tų žaidimo taisyklių, jie nebėga nuo jų. Mes kaip akušerių ginekologų draugija net prieš 3 metus įsipareigojom, padėsim morališkai, savo intelektu, kuriant algoritmus, kuriant taisyklės, net jeigu ir esame tokie, kurie neskatinam ir neskatinsim moterų gimdyti namuose. Ačiū Jums labai čia susirinkusiems, ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjo. Mūsų laikas tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje baigėsi, bet mes dabar kraustomės į internetinę erdvę, kur lygiai taip pat tiesioginėme eteryje mes tęsiam diskusiją. Taigi eikite su mumis į tv.lrytas.lt ir stebėkite mūsų diskusijos tęsinį. Nuo čia televizijos eteryje mes vėl susitiksime rytoj 18:45. Žinote, ką mums pasakė Ventos globos namuose apie tą mažutę mergytę? Apie tą coliukę, kuri mūsų visus tiesiog sukrėtė, kai mes sužinojome, kad jis sukūdo iki 5 kg 700 gramų. Ventos globos namuose mums pacitavo Šiaulių gydytojas, sakė, kad kodėl jūs jai nedavėt numirti. Susitiksime čia rytoj pasikalbėti apie tai. O dabar kraustumės į internetą.